draugę Ramunę ir aš jai visą laiką irgi gimtadienio progą siunčiu atvirutės Facebook'e su Ramunė, nes jinai Ramunė. Ta nuotrauka Ramunės irgi daryta ne mano, jinai ten būna jau... Vogta, žodžiu. Tada aš galiu tai tiesiog ją paimti ir naudoti. Oi, Klaudija, daug reikalų su jumis čia. Nu, jeigu jums patinka va tokie atvirukai virtualūs, tai yra specialios svetainės, kur tu gali iš tikrųjų tą atviruką panaudoti nemokamai, nes autorius, kuris jį kažkada nupiešė, sutiko, kad jo ramunėlių piešinys būtų, žodžiu, prieinamas visiems. Bet čia yra specifinė labai platforma, kurią reikia susirasti. Nes jeigu jūs šiaip į Google vaizdus suvesite ramunėlės, graži moteris, draugė tarp gėlių, atsipalaidavusi ir panašiai. Ramunės atvirutė. Tai gali tikrai labai greitai ir be jokio vargo pažeisti autorinės teisės. Bet aš jums pasiūlysiu geriausią variantą, kuris manau, kad labai patiktų jūsų draugiai Ramuniai, jeigu tas ramunėlės nupieštumėte jūs pati. Ir dar save bėgančią tarp ramunių. Tai būtų, žodžiu, manau, kad įsimintinesnis gerokai.